Biški papozuosiu rūbus tokius galvoju biški. Tokius nežinau. Tai va, pasižiūrėkit. Biški galiu pafilmuot, nu tokia vienas žmogus, tai negaliu šnieką labai parodyt gerai. Tai patronų maždaug taip. Tokius džinsiukus radau, džinsinį tokį suknelę. Trumpa, bet nieko, baikis. Man kaip tik išėmė grinai, bet žinai, jeigu sukudėsi, tai man iš viso nelaisva bus. Bet šiaip per pečius labai patogi, graži, labai man patiko, kažkaip galvoju, gal įlysiu. Ir pataikiau, tikrai lendu. Jinai taip to, tik šiek tiek daugiau gal aptempė, bet jinai man išėmė grinai. Ten labai tokia va. Atrodo va taip. Po darbo čia, žinai, gavau labdaroj. Galima gerų dalykų rasti. Kai dirbi, ten gauni šiusdi, kai nereikia mokėti net pinigų. Tai ja. Aš jau neperku ten tokių jau klasiškų rūbų, kur jau ten tūkstančius, negi milijonierė, kad pirkčiau kažkokius tai brangius rūbus, kur kainuoja tūkstančius. Ir negi gali žmogus paprastas iš invalidumo gyvenantis leisti savo nusipirkti. Brangu viskas labai labdaros. Kai kur tai pasirenku, neteina ir ponai, kai kurie iš viso neteina į tas labdaras. Ir gerai gyvenantis žmonės, ir dirbantis gerai, vis tiek eina į labdaras rinktis rūbų. Pavyzdžiui, kiek aš žinau. Susirenka, tai aš irgi einu, kur labai jau iškart šviežias prekės, tai nusiperku po pašalų visokių, gaunu. Ir labai gerų dalykų gaunu. Kartais visiškai naujų gali gauti. Labdarose šiaip galima. Ten, kur aš dirbu, irgi ten gali net naujų gauti. Va, maikė tokia visai nauja. Palauk, aš jau padėjau ją. Ai, tik to. Pasidarysiu šių naktinius. Bus labai gerai vasarai. Miegot su jais. Su kokiam kelniam. Pasidarysiu pižaminis ir man labai gerai bus. Ir bus ten pižamai. Tai va, tokias naujienas operacija man nepavyko, nes problema iškyla tenai su šitais papierizmu šito visų. Siuntimo man pasirodo neįdėjo, to daktarė, tai. Nors aš prašiau jos, kad jį padarytų, bet nepadarė. Nu, tai viskas ir nuplaukė viskas. Turėjau atidėti operaciją. Kaip gaila, žinai, subiesina, taip supykdė. Bet ačiū Dievui, Zitutė nuotaikų pakėlė, tai iškart geriau lyg. Tada bent jau aš iškart linksmesnė į darbą nuvėjau, da blemba buvo ir skrandis kažkoks sustrikavęs ir širdis pradėjo labai blogai jaustis. Gal Dievas gerai ir padarė, kad neičiau šitą dieną operuotis, nes matyt būčiau numirus su tokia širdim ir skrandžiu. Būtų blogai pasidarė man per operaciją. Nes tuo momentu man taip negera lyga kažko, nežinau kaip. Matyt, viešpats taip ir padirba, kad aš neičiau operuotis tyčia. Nes norėjo išgelbėti mano gyvybę, da matyt širdį. Kai būsi gerai jausiuosi, tai gal tik tai ir bus ta operacija. Blemba klybu šitą operaciją jau nežinau kiek laiką ir vis neišjudinu. Matai, ten daug eilių ir daug žmonių ir taip greit neprieis, labai sunku iš tikrųjų su tom problemam. O gydytojas tik tai vienas toksai, kuris gali geriausiai sutvarko vaičius. Tai aš gerbiu, nes draugė rekomendavo man jį. Tai ir pasirinkau žmogų. Ir tikrai fainas tas daktaras, bet tai, kad vat, aš neapsižiūrėjau, kad su tu siuntimu kažkaip tai. Ar ta daktarė neapsižiūrėjo, nežinau, gal matyti, ir aš nepatikrinau ir viskas, ir problema. Ką padarysiu, tikiuosi įsispręsiu tą problemą greitai ir pagaliau gal išoperuosiu man, kas tam problema. Tai va. Nieko čia nebeburbuliuosiu, užteks. Apie mane užteks, gal gana. Dariau mados tik tai parodyti, kaip tiek, va. Madystė. Tai jau. O kokia madystė. Palabiškina taip. Matas. Juodas sijonas, megztas. Prie maikulės. Jau. Kažkoks tai man čia pilvas atrodo.
Gozuotas. Ja. Biški svorio priaugau. O dabar taip. Aha. Ja. Tai va kaip. Biški mados kliksmo. Pademonstravau madas. Kokių rūbų gaunu kartais. Neblogų. Tik reikia aišku įsiplauti juos. Tai va. Išmeta žmonės daugumai tų rūbų, tu ten kiek valiaujas tų rūbų galiu konteinerių susirasti irgi neblogų. Bet tai aš ten nesiknaisiu kažkaip nelabai biški. Gėda biški, man tai nelabai kažkaip. Aš jau geriau labdaroj susirinksiu kokių ten naujesnių, kokių išplaunu, tada aišku, bet vis tiek reikia, man atrodo, perplaut dar. Su žmonės šipinėja vis tiek. Tai jau tokia mada biški. Madyca. Su maikule. Hehe. Neblogai prie tokio sijono. Cool. Wow. A ne? Šiandien. Tiek tau. Viskas. Bye bye.